Jėzaus mokiniai sulaužo šabo poilsį, iš alkio skindami varpas laukia. Dėl to pasigirsta fariziejų kritika. Tačiau Jėzus pasinaudoja šią situaciją, kad atskleistų kai ką daug gilesnio. Pirmiausia, turime suprasti pažodinę šios Evangelijos ištraukos prasme. Jėzus pareiškia, kad jis yra šabo viešpats. Kodėl Dievas įsteigė šabo poilsį? Ne tam, kad žmogus dykinėtų, bet kad turėtų laiko būti bendrystėje su Dievu. Jėzus buvo ten su savo mokiniais. Jie visą laiką buvo su Dievu. Todėl tai, kas buvo tikroji šabo prasme, bendrystė su viešpačiu, buvo visiškai įgyvendinta. Dėl to Jėzus sako, kad mokiniai iš tikrųjų gyveno tikrąjį šabo poilsį, labiau negu patys fariziejai. Dievas nenori vien to, kad nustotume dirbti. Jis nori, kad nutrauktume savo veiklą, jog būtume su juo ir paaukotume jam dalį savo laiko, šventą laiką, skirtą maldai ir artumui. Tai yra gilusis šabo dvasinis turinys. Nutraukti veiklą tam, kad skirtume laiko Dievui. Peržengę pažodinę prasme, galime gilintis į šią Evangeliją mistiniu ir dvasiniu būdu. Tas javų laukas gali būti suprantamas kaip vieta, kur mokiniai renka kai ką daug didesnio. Dievo žodį. Taip nutinka, kai meldžiamės. Mes renkame žodį. Tačiau surinkus varpas reikia atskirti grūdus nuo lukštų. Tai yra meditacija. Medituoti reiškia inkramtyti žodį, pasilikti su juo, kol pasiekėme grūdo šerdį. Meilės šerdį, kuri iš tiesų mus maitina. Visi mes esame alkani Dievo žodžio. Todėl labai svarbu kasdien skirti laiko būti su Dievu maldoje. Ir čia nekalbu tik apie rožinius ar paruoštas maldas. Kalbu apie asmeninę, intimę ir tylią maldą. Geras dvasinis pasiryžimas sujungti tai su dažna komunija. Eucharistija yra pats intimiausias mūsų susitikimo su Kristumi momentas. Jei negali priimti komunijos arba jau ją priėmei ir vis tiek trokšti gilesnio artumo su Dievu, yra brangus kelias. Dievo žodžio meditacija. Ne kaip šaltas studijavimas, bet kaip nuoširdį tiesos paieška, kurią reikia kontempliuoti ir vykdyti. Tiesos, kuri dažnai skaudina, nes reikalauja gyvenimo pasikeitimo. Jei nėra šios paieškos, nėra ir tikros meditacijos. Kelias yra aiškus. Pirmiausia, rinkti žodį, skaityti. Po to jį medituoti, įkramtyti, nuimti lukštus, kol randame grūdą, kuris maitina sielą. Ir kai meilėje susivienijame su žodžiu, kurį meditavome, įvyksta kai kas gilaus. Susitikimas, dvasinė santuoka su Kristumi. Tada iš tiesų buvo išgyventas šabo poilsis. Mes skyrėme laiko Dievui. Buvome su juo. Tai yra tikroji šabo dvasia. Skirti savo laiką Dievui ir gyventi bendrystėje su juo. Tegul Dievas tave laimina.